Gerą dieną. Sveiki žiūrovai. Va, matai. Tai vat kviečia mane prisijungti prie kanalo, ne, užsiprenumeruoti. Nu, niekada nesakom, tai čia reikia kažkur paspausti, ne, kai kiti rodo, ne. Laikas. Nu, laikus reikia spausti, ne, prenumeruotis. Pakomentuokit. Va, pakomentuoti reikia. Nu, apie ką šiandien pasirokosma. Gal irgi, kaip pasakyti, opozicionieriam iškyla klausimai, gal vis Vaidas, žinai, vis tokius jam užduoda klausimus. Koks Vaidas? Vaidas, Žemaitis, Lekstutis, ar taip pasakyti? Lekstutis? Nežinau. Vieną tą raidę žinau, kad jeigu blogai pasakai, tai ten tada būna problemos. Aš geriau Vaidas Žemaitis pasakysiu. Nu, matai, Vaidas Žemaitis, tai... Supratau, du vardai. Anksčiau Facebook'e Vaidų Žemaičių, bet labai senai, tai tu nepažįsti, vadinos toksai Vaidas Želvys. O daugiau, matyt, Lekstučiui labai patiko tas toks pavadinims, tai jisai sugalvoja... Nu, bet čia nesmė. Ne, nu tai esmė. Jeigu Žemaitis, tai labai... Jeigu žmogus yra jau vien štai pasivadinęs, tai nebūtinai tau jį kopijuoti ir taip pat pasivadinti, supranti irgi. Tai va, Lekstutis pamatė, kad Vaidas Želvys pasirašęs Vaidų Žemaičių, nu ir daugiau sugalvoja jau jisai tą pavadinimą nuderinti savo, prisitaikyti. Nu, tai tada, nu, bet ir gerai. Nu, nei gerai, nei blogai, bet esmė ta, kad... Da galėjo gyvas žmogus susirašyti. Gyvas? Nu, ne, juokauju. Bet esmė, gal apie pašnekėsim apie... Nu, vis kartais pažiūrį sekmadienį, žinai, jau tas laus... Mėgsti pažiūrėti, ne? Ai, tu rimtai, tu pažiūrėjai laidą tenai, kažkokia laida buvo apie tą patį Vaidą Želvį ir apie mane, kur kalbėjai. Ne, pasižiūrėjau mane tą laidą. Nu, tai paskui pašnekėsim. Tai vis pažiūriu, žinai, tai Vaidui labiausiai, tokį, beveik kiekvienas tik turbūt užduoda tokį klausimą. Klausia dėl opozicijos, kaip čia ta opozicija, kaip čia padaryti, kaip ką, žinai, ir Vaidas tokiu... O kas tu klausti? Nu, žiūrovai, taip pat. Nu, tai tie žiūrovai turbūt ten yra daugmaž, kurie sava hebra, kurie neužblokuoja. Arba jie patys iš feikinių tų profilių sukurtų. Nefantazuojam. Ne, tai nefantazuojam. Esmė yra ta, kad jie labai daug prisikūrė feikinių visokių profilių ir jie savi giri iš tų profilių ir sukur žmonėms va tokį įvaizdį, supranti, įspūdį, kad čia jau labai jau jie yra gerbimi. Vėl man tai, mes, kai šitaip šnekam, mes juos kažkaip kaltinam. Mes norim būti čia nekaltinims, čia tai būk draugišks, bet būk teisingas. Negalima užsiminėti aferom ir supranti žmonių mulkinti, prisidarius feikinių visokių profilių ir savi girti iš tų feikinių profilių, sukuriant žmonėms iliuziją, kad čia yra realybė. Nu, tas pats ir su tais klausimais. Čia yra tavo nuomonė. Klausimai. Ačiū už nuomonę. Čia ir nenuomonė, čia yra faktai tokie. Ir giliai įsitikinęs esu to. Nu, ir supranti, tada ir klausimus sugalvoji, kokius nori užduoti, supranti. Nu, bet važiuok, pagrindinis klausimas dėl opozicijų. Nu, pasak. Sako, Vaidai, kodėl čia ta opozicija nesusikuria, kaip čia ta opozicija kurt, kaip čia ką iš čia. Ir Vaidas visą laiką tokių rimtų veidų, žinai, čia pasakoja, žinai. Geras aktorius. Va, galiu pagirti, aktorius geras. Supranti. Aktorius geras. O aš, Vaidai, galiu atsakyti tau į tą klausimą. Nu, man irgi įdomu. Kol tu nepakeisi savo mąstymą ir toliau tokias nesąmonės darysi gyvenime Lietuvoje, per tave nesusikurs jokia opozicija. 100% garantuoju. 100%. Čia aš sudirbi visus, aš pats šitą esu patyręs savo kailį. Jeigu nori, kad nieks nepavyktų, pasikviesk Lekstutį. Ne, žinai, negalima, jis gal kada gyvenime, bet jis labai jau yra slidu, žinai. Dievas pakeičia visokių žmonės. Pakalbėk su kiekvienu žmogum, kuris pažįst Vaidą Lekstutį, jis tau tą patį pasakys. Kur prisilies Vaidas Lekstutis, ten viskas bus sudirbta.
Nu, Tai vad gyvenimo faktai tai rodo. bet mes norim gražiai. Nu, Jo. sakyk gražiai dabar. Dieva vaidai, aš to pasufleruoju tą klausimą, sakyk, kitas įkai paklaus, šiandien va kaip tik sekmadienis, čia sekmadienį filmuojam, bet išeis, aišku, kitą dieną, tai tu sakyk, kol aš būsiu, garantuoju, jokios opozicijos nebus. O šitai, galė sakyti tą klausimą. Kad nereiktų ten kur tas fantazijas ir ten galvos. Žiūrėk dabar, tas būkime vieningi, susikūrė būkime vieningi ir protingi. Taip, čia viskas Priešingai. Čia kaip demoniškai, žinai, situacijų demonai visą tiesą išverčia atvirkščiai. Viską. Tai čia, vat, ta sistema tokia. Jo, bet tai, va, ir tu, esi sakęs, ir aš pastebėjau, gal netgi tu man ant tos minties išvedai, kad būtent Vaidas Lekstutis, kalbėdams apie kitus, grinai pasipasakoja apie savį, supranti. Kas jo viduje, koks jisai yra, kaip jis darytų, jisai bando pritaikyti ant kitų žmonių, supranti. Kad kiti žmonės taip elgės, kaip jis pats elgės, supranti. Nors kiti žmonės visiškai priešingi, tokiam elgesiu yra. Tai aš irgi su to susidūriau apie mane, kokių nesąmonių, kaip prirašęs. Bet tai nesvarbu, žinai, čia tas, bet yra tikrai Vaidas, aš negaliu sakyti, kad vien jis blogai kažką daro. Jis tikrai gerai. Tai jeigu jis vien blogai darytų, tai jis neturėtų kas jį palaikyti. Aš, pavyzdžiui, net pažiūriu, žinai, aš irgi noriu būti biski blogeris, žinai, tai net mokinu, žinai, bet... Tai jau blogis iš karto, blogeris nori būti. Kad taip vadina, aš kitų mažai žodžių, žinau, girdėjus tokį žodį. Tai va, ir tikrai pasižiūriu ir super, bet tik tai pasižiūriu, kaip jis moka manipuliuoti žmonėm. Čia irgi gali pagirti, tą moka, bet aš noriu mulkinti žmonės, išmok to pačiu, tik tai, kad per gėrį, kad manipuliuoti gėrį, žinai. Iš tikrųjų, laidą buvau padaręs apie Skirmantą Malinauską dabar. Iš tikrųjų, jis pusę tos laidos tikrai teisingai šnekėjo. Pusę? Jo. O ką kitoj pusėje padarė? Tai kas dabar pagrindinis arkliukas? Eduardas Vaitkus. Ir prasideda. Ir ta pati melodija. Bet tai, Mersai. Svarbiausiai Mersai. Pavydas jį pražudys. Mersai, palakas da. Blemai, aš užmiršau. Paveikslai, namas, visi turi. Pensininkas. Ai, jo, taigi ir mano namas. Ne, pensininkas. Pavyzdžiui, pensijas. Ne. Aš noriu paaiškinti žmonėm, kurie kad kaip biskį atzombit gal kažkaip. Jūs įsivaizduojat, pensininkas. Žinokit, aš kiek su juo važinėjęs, jis yra toks, antiek šitam dalykai tai jis paprastas. Jis, kaip pasakyti, neišlaidauja, jis labai yra taupus iš tikrųjų. Labai taupus yra Eduardas. Ir jis... Ten tas namas statytas gal prieš 30, prieš 40 metų. Ten neina... Tai koks skirtum, tai gal žmogus namo neturėsis turėti. Ir dabar, kad jis dabar... Versą negal turėti. Ne, kai jis vertingas. Dabar, tai paimkit, pavyzdžiui, dabar centre senukį gyvena kokiam supuvusiam namie. Ten tas sklypas turbūt, pavyzdžiui, Vilniaus centre, nesvarbu. Tai jis irgi milijonierius. 10 namų nusipirktum už tą vien sklypą, lemba. Mersas pirktas iš tos... Iš centro. Tai daug žmonių perka iš centro. Aš nesuprantu. Tai kodėl tas Vaitkus taip užkimba? Nesuprantu. Ką žmogus negali mašinas nusipirkti? Tai va. Ir kiek aš žinau, tai ten iš viso ne jo ta mašina, ten, žinai, ten vaiko ta mašina, ten, nesvarbu, ten jo vaiko. Aš gilinaus, ne man čia įdomu. Nesvarbu, kieno ta mašina yra. Jis tai turi teisę tą mašiną turėti. Ir ar ten jo, ar ten ne jo, ten iš vis ne mūsų reikalas. Bet tai čia jokios problemos nėra tame. Kaip sureikšmint, kad žmogus, daktaras, aukštų lygių, tikrai daug giriamas, daug žmonių ir aš kiek sutikau, kiek pagydė žmonių, kaip jį giria, žinai, žmonės kiti. Tai super, žinai. Ir jis Mersų negal pavažiuoti. Ir tiek sureikšmina tą Mersą, kad atrodo Mersas tai didžiausia problema pasaulyje. Jis nesuprantu, kaip jis čia nori tą dalyką padaryti, žinai. Ką jis ten, palauk, šnekėjo. Tipo pajamų netur ir tur 2 įmonės, tu įsivaizduoji. Viena yra gana, žinai, čia buvo prieš, kai da buvo Sinako,
ir dar kažkokie ten, kažkokie. Tu dvi viešai, sako, jis savo įsimoka atlyginimą. Bet jis pensininkas, kaip jis pasakė, kad iš pensijos gauna, turi dvi viešai. Tai tos viešai, tai aš kiek žinau, tai iš tų viešai viskas rinkimams suėjo. Tai kiek, o dabar iš vis ten nieks negirdėjo apie jas, turbūt nieks ten neaukoja, nei eurų, ten dabar kai šitaip sudirbta. Tai tik tiek, kad jį užsiregistruotus. Tai kas iš tų? Tai va. Nematau. Aš tai nematau problemų. Čia grinai lygioj vietoj, suprantate, sukurtas kažkokias pasakas ir įtikinėjami žmonės, suprantate, nustatinėjami prieš Eduardą Vaitkų. Nu, tai, čia atrodo, čia pasakas apie visas, tai tu pasižiūrėk apie mane, kiek prikūręs. Va tą palauk, aš tavo buvau įsijungęs. Čia tokios iš viso, kaip toks kaip požymis. Vilmantas Povilaitis, keršto trokštantis psichopatas. Nu, o čia gali būti apie mane, toks, tu dabar mane pažįsti metus, ne? Bendraujam. Kaip, čia mane apibūdinama tas toks pasakymas? Žiūrėk, čia jau senas bairis. Dabar yra naujas bairis. Dabar Augustas trokšta jau keršto. Jis buvo laidas. Jau dabar čia. Senas, čia nekreipėmės. Tai dabar žiūrėk. Vilmantas Povilaitis, taip, esu nužudęs žmogų. Žmogžudys čia, kur esi. Žmogžudys. Dabar Vilmantas Povilaitis ėmėsi, va čia va prieš rinkimus irgi ne. Va, žiūrėk, vagis. Vilmantas Povilaitis sugalvojo pralopti iš svetimo turinio, kur pas manęs iš visą, kur iš YouTube'ės, jokių supranti, nei eurą negaunu iš YouTube'ės, aš dedu informaciją, objektyvą, iš visur man siunčia Ediks Jagelavičius daug informacijas, tos laidas, kad objektyviai. Ir visiškai YouTube'as nėra mano pajamų šaltinis. Vat reiškia, aš čia noriu pravalyti. Gerai, čia, tai va, apie Augustų dabar gali papasakoti. Tu noriu baisiai apie save, kad tave visi dėlė. Ne, tai man, tai pasižiūrėk, kiek jau jis dėlė. Tave, kiek... Ir dabar, va, apie Augustą, tai ir apie mane kalbėjo, apie Augustą. Bet žiūrėk, to video nebėra. Ne? Tai ne. Dinga tas video. Tai va. Ir dabar žiūrėkit žmonės, kaip, pavyzdžiui, Vaidas. Tikrai aš nieko blogo nenoriu Vaidui nei linkėti, nei kažką daryti. Ne, tai blogo negalima linkėti. Ne, aš tik tai noriu, aš noriu, kad mes visi galėtume, tikslas yra, mes darom turinį apie ką mes norim, jis daro apie ką jis nori, visi daro apie ką nori, tik tai pagrindas, kad viens kitų nekritikuotume. Čia dabar tai irgi tokia, negaliu pasakyti, kad čia kritika yra. Čia yra toks tiesos gal pasakyms, kaip mes matom. Kaip mes matom. Ne, kaip matom, melą, demaskavimus. Negalima žmonių šmeižti, meluoti negalima, supranti, ką jis nuolat daro. Meluoj. Žiūrėk, dabar dar vienas. Sakyk. Karalius šmeižė ištisai Vyganą, tą Vaidą. Ištisai. O tu sakai, kad išmeižė. Tai gal jis nešmeižė? Ne, kaip, ten vadina, nešmeižė, atsiprašau, ne tą žodį, vadina įvairiais žodžiais. Dar ten kažkoks blogeris yra, tai iš visų jų laidas leidžia ir jį ten ištisai, iš jo juokėsi, žinai. Marius nieko nepasakė, į teismą padavė. Įsivaizduoji? Padavė teismą? Marių padavė teismą. Už ką jis gali Marių padavė teismą? Tai jis dabar džiaugiasi, sako, dirbo kontora ir jis vis karalių, sako, paduosim. Karalių vyruk, tavo kaušukai per žemę. Man žmonės irgi sako, kodėl tu to lektų čia nepaduodi teismą? Kiek jisai nesąmonę apie tai prirašė? Nes čia yra... O tai matai, jeigu jis Marių padavė teismą, tai tada jį man paduoti teismą. Žiūrėk, nesvarbu, čia jūsų reikalas. Marius dabar daro superinės laidas, superinės. Tikrai. Objektyviai 10-15 minučių žinios iš pasaulio, iš visur surenka tokius... Jo, profesionaliai. Profesionaliai dirba. Marius dirba profesionaliai. Tikrai super Marius, va. Pažiūrėkit, palaikykit. Jonaitis. Prenumeruokit mūsų kanalą, ne? Ir Mariaus Jonaičio kanalą. Ir Lauryno Ragelskio. Va, Ragelskis. Ragelskis LT. Va, Ragelskis LT. Pala tiesos keliu dar. Tiesos keliu. Ai, tai čia Kristoferis. Jo, teisingai. Superiniai visi. Tai va, tai yra tų žmonių normalių. Ir dabar, žiūrėkit, šitaip galima išvesti tokią paraleliją, ne? Padavė Jonaitį į teismą
Nu, ne, čia tik tai iš kur Žiūrėk. ištraukė, iš tikrųjų padarė teismą. Tai seniai, tu tai mane žinojai. Tu jau seniai padaręs. Tai vienas dalyks kalbėti, o kitas dalyks daryti. Ne padaręs, jis dabar nasi čia dar gyrės, Gerai, tai tu, bliamba, tam teisme buvai jau tenai. Nebuvau, nu tai jis pats gyrėsi per... Tai nesvarbu, ką jis kalbė, jo ten kalboj 30% bliamba, da mažiau tos tiesos. Nu, čia buvo, padavė, bet atmesa, bet jis taip rimtai, nu, jo. Šitas dalykas jau, bet ten kažkokį buvo ir Marius buvo. A tu suvoki, dabar už nieką, už jokių nusikaltimų nepadariusi žmogų paduoti teismą. Tai iš čia pas savo prisidirbs, supranti. Apkaltinti žmogų, supranti, negali žmogaus kaltinti. Tai, žinai kaip yra. Nu. Jeigu drūk jis laimėtų Kas? prieš Marių. Kaip jis tau laimės prieš tą Marių? Lau. Kaip laimės? Kaip gali laimėti? Ai, nu tai tada sistemai jis dirbi iš tikrųjų. Tai tada jau jokių abejonių nėra, kad sistemai dirba. Nes ten nėra iš vis už ką. Nėra už ką. Va čia jo, tai va čia to ir patikrinti, mane, ar sistemai dirba, ar išdurnumą daro. Nes dabar Marius superinės laidas daro. Ir čia tikrai jį reiktų pagal šitą įstepį. Gruzija labai taip trumpai nušviečia, parodo super. Objektyviai labai Marius paskutiniu laiku tai tiek pat patobulėjo, žinai, labai super. Tai va. Bet ši laida ne apie Marių. Ne, tai ką apie Marių, tai jis šaunuolis, nėra apie ką išnekėti, žinai. Nu va. Geras žmogus. Aš irgi dar nesu gyvai matęs, tik su Laurinu buvau. Anasi buvo, kai sakiau praeitą laidą, kad knygą skaitau, tai pas Lauriną nuvažiavau, nusipirkau visą jo komplektą, ten tų knygų kokias tur. Dabar skaitau Stalin, apie Stalino istoriją. Oho. Tai va. Ir tikrai aš taip galėčiau susieti Staliną ir Putiną, bet tai gerąją prasme, nes Staliną labai yra Chruščiovas apdergęs ir iš globalistai padarė iš jau, žinai, tas pas kaip iš Putino padarė, žinai, žudikas, tas toks ir toks. Tai gerai, mes ne apie tai. O tai apie ką? Apie Vaidą. Ai, va, apie šitą. Tai va, Vaidai, mes tikrai norim, kad visi susėstume, jeigu turi Vaidai, jeigu tu nori tos opozicijos, realiai, nes kiek klausia, kada Vaidai čia atvažiuos. Ir jis toks pažaduks, jis visur atvažiuos, jis atrodo prie širdies įdė. Jis visur atvažiuos, visiems malonus, laidas darysim, su tuo 2 metus turbūt nedaro su nieko laida, žinai. Daugmaž. Viens tik tai. Ir jis matė, aš tai jau galvoju, kad jis net bijo viskį išvažiuoti, kur rimčiau į... Tai kaip tu nebijosi, tiek prisimelavęs, tiek žmonių apšmeižęs, apdergęs, apjuodinęs. Bet aš nematau... Taigi jisai visus aktyvius žmonės yra apdergęs, apjuodinęs, apšmeižęs. Tai va, tai tokia situacija. Tai va, linkiu, Vaidai, jeigu tik tai tu nori, tai kažką pradėk nuo savęs. Nu, tai va dabar gal grįžtam prie to, kur su Pambika, ne? Aš dar... Pasakyk, ką? Aš esu Vaidai tau vieną sykį sakęs, prieš kokius metus gerus. Viešai atsiprašyti, pradžiai, nuo to pradėjai. Viskas. Nuo to pradėsi, paskui žiūrėsim, kaip toliau, žinai. A jis yra atsiprašymą moks suvaidinti? Nelabai suvaidinti, žinai. Suvaidina, atsiprašymą. Lina Jurgučia buvo atsiprašęs, po to nuvažiavo į Švediją pas Liną Jurgučį, supranti. Jis tuos įkiu atsiprašė, iš tikrųjų. Tai čia, žinai, paskui stebi žmogų, tas atsiprašyms nereiškia, kad, žinai, jis jau viski, tas žmogus būna va, toks jau padidinimu stiklu, žinai, bet negali žmogų visą gyvenimą smerkti. Tas pats, va, kai labai teisingai padarė laidą su tuo, žinai, Skirmantu Malinausku. Jis teisingai išvadą padarė, negalima, jeigu, sako, Malinauskas sako, žinai, apie tą Kauno merą, jis, jeigu, sako, jau rusų kekšė, kad jį vadina, sako, nu, tai jeigu turėjau verslą, Rusijų, tai jis visam gyvenimą rusų kekšė, žinai. Tai įsivaizduoju. Ne, nu tai čia visiškai neįtėma. Visiškai. Esmė yra ta, tai jeigu žmogus turėjo verslą, tai, tai verslas, tai gerai. Jeigu jis turi verslą, eksportas į Rusiją, pelnas yra ne tik tam žmogui, bet ir Lietuvai. Taip. Pajamas. Ne, tai jis ten Rusinė turi verslą.
Rusijai. Rusijai, gamyklas. Tai gerai, vat, jisai gyvena Lietuvoje, turi verslą Rusijai, jis visą pelną parsiveža iš savo šalį. Iš tikrųjų, tai ten čia visiškai sugalvota globalistų sistema. Aš tavo nasik sakiau, jis netinkams meras. Čia, tu turi tą verslą, turėsi, neturėsi, tu čia visai ieškojom, prie ko prisikabinti ir viskas. Tai Malinauskas sako, jeigu yra prostitutė, buvo prostitutė, tai visam gyvenimui prostitutė. Tai žmogų negalim pastasyti. Tas pats prilyginu prostitutė su verslu. Jo, ne, tai čia jis komentavo kažkokią, žinai, televiziją, čia, žinai, kaip šitaip Skirmantas Malinauskas, žinai, išsidėrėkė, žinai. Tai jis teisingai tą pusę padarė. Super. Nu gerai, tai grįžtam prie to, kur tu man atsiuntei ten tą video. Ne, ką aš neatsičiūdim, pasakiau, kad... Ne, tai nuorodą atsiuntei. O gal pasakė, nebesikėjau, tai ten buvo. Nu, tai nuorodą apie Augustą Pampiką, tenai apkaltinti. Nu, tai gerai, ten Augustas Pampiks kažkokiuose socialiniuose tinkluose, ten Facebook berods, paklausė klausimą, ką žinote to Vaida Lekstučia, ne, adresą. Aš ten, jo, kalbu. Nu ir Vaidas Želvys, ne, parašė, kad žinau aš tą, ne, nu adresą nežinau, ne, bet žinau, kur jis gyvena. Jo. Nu ir dabar, ir iš to padaroma kažkokia tragedija vėl, ne? Sukuriama kažkokia pasaka, o tas Vaidas Želvys, tai vat yra tas žmogus, kurį sakiau, vat, anksčiau Vaidas Želvys, anksčiau vat Facebook'e vadindavos Vaidas Žemaitis. Dar Vaidas nebuvo persikrikštijęs savo vardą to pakeitęs, tai Vaidas Želvys buvo Vaidas Žemaitis. Tai va, Vaidas Žemaitis, tai daugiau Vaidas Lekstutis nukopijavo Vaidą Žemaičią, Želvę, tą Facebook'o profilę pavadinimą, Vaidas Žemaitis. Ir dabar žiūrėk, būkime vieningi. Ten tą video ištrynė, kur tenai buvo, apdergęs, apšmeižęs ten tą Vaidą Želvį. Ir dabar va čia idėjas, va jau straipsnis parašyts, vėl nesąmonių kleidesių. Vaidas Želvys nėra viešas asmuo, naudojamas nuotraukas be Vaidą Želvę sutikimą. A čia apie jį rašo? Jo, tai ir va, visur, va, matai, va, visur dergiams jisai toliau. Ai, toliau vis tiek dergiams? Jo. Tai vat atsimenė, žmonės gal nežino, tai buvo man toks laikotarpis, kai ta sistema vykdė su manim susidorojimu. Nesvarbu, kad tas Lekstutis kokių pasakų yra prikūręs ten, pripasakojęs, bet esmė buvo ta, kad buvo laikotarpis, kaip man buvo iškelta baudžiamoji byla ir aš buvau priverstas iš Airijos skraidyti į Lietuvą ten į mėnesį po vieną kartą, po 2 kartus, suprantat, ir ta sveikata, ir supranti, buvo tas didžiausias puolimas tais metais, 9, 10, 11. Tai tikrai metų nepasakysiu. Nu ir kiti žmonės man padėdavo, supranti, nes tokioj situacijai. Taip. Tada man tą bylą iškėlė. Krikščionišką padėti. Nu, žmogišką, aš sakyčiau. Ir supranti, esmė ta, įsivaizduoju kokias išlaidas, o tie bilietai nebūdavo pigus irgi. Nu, kiekvieną mėnesį įsivaizduoju, taip skraidyti, taigi ne iš Vilniaus į Palangą, ne iš Palangos į Kauną, bet, į Airiją, būdavo brangoki tie bilietai. Nu, ir vaiks ką tik buvo, irgi tenai dar gimė, supranti, 10 metai, ne, ir ten man, tada dar nežinojau, tos visos, kaip čia buvo, nes man kaip iškėlė bylą, čia, baudžiamai. Nu, dėl antstolių kontoros viską irgi apvertė atvirkščiai ir padarė kaltinamųjų, supranti. Ir kai tapau kaltinamuoju, išvertė, Lietuvos teisėsauga išvertė kaltinimus į anglų kalbą ir nusiuntė į Airiją. Tai va tada netekau darbą, nors dirbau legaliai, mokėjau mokesčius viską. Man 4 mėnesius visiškai nemokėjo pinigų, kuriuos turėjo mokėti. Įsivaizduoji, tu palikai be pajamų, čia irgi Lietuvoje tuo tarpu ten ir vienu žodžiu keli tie teismai jie tenai. Irgi areštavo sąskaitas,
invalidumo pensiją, aš invalidų, neįgalių po sušaudymą tapau, tai 2004 metais visur nukirta pajamas. Visur nukirta pajamas ir tada, kai nukirta man pajamas, visiškai pajamas, ir tada man, tuo tarpu, 4 mėnesius nemoka Airijoje pinigų. Įsivaizduok, svetimoj valstybei 4 mėnesius negauni pinigų, 4 vaikai, 1 kūdikis. Atjungia Airijoje elektrą, pinigus mokėti turi, supranti, nes jeigu tu legaliai, tai čia dabar dirbi legaliai, ne, tavai atleidži iš darbą, nueini darbo biržą, tau darbo biržą mok pinigus. Ten irgi tas pats tokia patvarka. Tai yra ten Citizen Information Centrai tokie, vadinas Airijoje. Einam tenai, sako, jums turi mokėti. Bet nemok. Ir nieks nepasako dėl ko. Tai tokia ta situacija. Tai čia nukirta visas tavo pajamas ir tau iš Airijos į Lietuvą skraidyti turi kiekvieną mėnesį, kartą, po 2 kartus kartais gaudavos teismo posėdžių. Ir skraidai. Tai susitikom pas Vaidą Želvį. Ta, kurį dabar Lekstutis irgi ten apšmeižė, varė, apdergė, straipsnį vėl prirašė. Vaidą Želvį susitikom, Olegas Titorenko ir Vaidas Lekstutis. Palangoj Basanavičiaus gatvėje pas Vaidą buvo, jis turėjo tenai kavinę. Susitinkam, ir kalbam apie mano tas problemas, kokios ten yra. Vaidas Želvys ištraukė 50 litų, tada litai dar buvo 50 litų. Olegas Titorenko, kas nežinot, Olegas Titorenko, tai irgi labai, žmogus, tikras žmogus. Ką tu sakai krikščionis, tai čia ne krikščionis, bet, supranti, ne vien krikščionis yra žmonės, bet ir gamtatikiai gali būti žmonėms, supranti. Čia toks, atskiri, kai sakant, kai tau gerai, tai tu pasirodai, kas tu esi. Kai tu gerai, kai tau viskas. Bet kai tau blogai, tu pamatai, kas yra aplink tavi, kas yra žmonės. Viskas aišku. Tai tada, kaip ir sakiau, Vaidas Želvys 50 litų man ištraukė davė, o Olegas Titorenko buvo gavęs, ką tik irgi neįgalus žmogus, gavęs neįgalumo pensiją. Tai jis ištraukė visą pensiją, atsiskaičiavo centus, ten geležinius, tos litus, kiek jam reiks autobusu parvažiuoti, nes Lekstutis iki Klaipėdos jį pavež, o nuo Klaipėdos jam ten reikėjo iki namuką parvažiuoti, kad užtektų biletą, ir visą pensiją man atidavė. Tai o Lekstutis, nenorėjo prisidėti, padėti, kaip jis man aiškiai, visiems ten pasako, kad jis man padėjęs, jis nėra man gyvenime nieko padėjęs, aš nežinau, apie ką jisai kalba, supranti. Tokius klėdėsius visiškus. Ir atvirkščiai viską šnek, supranti, kad aš čia kažkur prasiskolinęs kažkoks, supranti, esu prasiskolinęs verslininkas. Tai tiem, kuriem Lekstutis sako, kad prasiskolinęs verslininkas, tai mano yra įmonė. Tai kaip dabar ten blemba, dabar neatsimenu. Tai įdomu patikrinti. Įvedi tą įmonės pavadinimą individualiai įmonė Vilmantinas. Ir išmet. Ir įsijungi. Ir ten rodo, kaip ta įmonė. Čia žmonės gali, aš tau paskui parodysiu irgi. Ir ten patikrini. Ten visur žalia pas manęs yra. Visur viskas žalia, viskas tvarkingai, supranti, yra. Ir tokia, supranti, nesąmonės, visur kiek jis yra prišmeižęs, pridergęs, nesąmonės, supranti. Tai dabar tu paskui, kur tu apie tą laidą, kur apie Pampiką, tą laidą Augustą buvo. Tai ten aiškina vėl tą pat, kad kažką antstoliai kažkokie, supranti, manęs jis pasigailėjo. Kaip tu gali, apie kokį tu pasigailėjimą gali šnekėti, jeigu tu plema tiek prirašęs nesąmonę, man išmeištą, tiek apjuodinės, apdergęsis. Tai čia aš tavęs pasigailėjau, kad tavęs dar į teismą nepadaviau, supranti. Bet tu toliau, tu prašai, supranti, jeigu jisai Jonaitį padavė į teismą, kaip tu sakai, jeigu čia yra tiesa, tai aš tavi pats paduosiu į teismą. Taigi tu nieką, arba ten pasakojas, kad jisai pagrindži faktais kažkokiais.
tu pateik faktais, kad aš žmogžudys esu. Kokius tu faktus turi, kad aš nužudžiau žmogų, nu, ten daugiau parašė, kad su mašina ir kad pabėgau, ar kad pabėgau kažkokių ten nesąmonę, ten Facebook'e, tai iš vis rašė tokius nesąmonės klėdėsius, kur su manim tokie dalykai nesuderinami yra iš viso. Nu, prieš, aš taip niekada gyvenime nepasielgčiau, supranti. Tokių nesąmonių prirašyta, supranti. Kaip ta šventą žemę iš vis nežioja tokį aferistą, supranti, tokį melagį aferistą, kuris grinai, tu norėjai gražiai pašnekėti, nu ką tu gali apie aferistą gražiai pašnekėti, kuris žiūri žmonės ir supranti, juos įtikinėjai, savo melų įtikinėjai, kad tai tiesa, padegėjas. Dabar apie tą padegimą irgi, tai daugiau tėvo visi kiti ten Kellerts irgi supranti ir tas Danielius Šerbakov, supranti, platin tą visą tą nesąmonę, supranti, platin visur tenai iš visų tų feikinių, tų visokių prisikūrė, visokių ten tų pavadinimų, vara visur dirk, supranti. Taigi jūs varot, čia yra gerai organizuotas irgi gaunas, čia grupiai dirb, grupiai asmenų, supranti, vykdot nusikaltimą. Patys vykdo nusikaltimų, supranti, ir kalba apie kažkokį gailestį, apie kažkokią dorovę, supranti. Tai jums čia yra svetims dalyks, jūs to net nesuvokėt, darydami nusikaltimus, meluodami, multindami žmonės savo sekėjus, taigi jie įtikinto savo sekėjus ir tie jų sekėjai tik tokių šlykščių melų, supranti. Bet patys nesuprasdami, kad tai yra melas ir nenorėdami išsiaiškinti tiesos, tai paėmė į internetą, įsijungė ir išsiaiškinė. Bet man tai gal ir Kellertų vygantų. Man atrodo, čia Lekštutis jį įtikina, jis groja jo muzikėlė, žinai. Čia Kellertas jis nėra antiek nudegradavęs. Nu, aš nemanau, kad, supranti, gali būti antiek, supranti, nu, nemanau, kad gali patikėti, kad tai gali būti teisybė, supranti. Dabar padegėjas. Padegėjas, jeigu esi padegėjas, reiškia, turėjo būti kažkoks padegimas. Nesiplėstant, žinai, jo. Nesiplėstant. Ne, nu tai dabar šnekėjo, kad August Pampiks kažką vėl apie padegėjimus, kažkokius nesąmonės, supranti. Ten jau dabar ištrynė, bet ten tokias, jis persigandė, sakė, jis baisius, tai geras aktorius, dabar žiūrėkit, dabar ir žiūrovai žiūrėkit, jis aiškint, kad geras aktorius yra Eduardas Vaitkus. Tai jūs pažiūrėkit, koks geras aktorius yra Lekštutis. Jisai iš visą grinai šizofreninės fantastikas tokius prirašę klėdėsius ir jis sugeb jums įsitikinti, kad tai yra tiesa, supranti. Ant kiek, tai jūs nebūkit naivus, jūs tikrinkit informaciją, paimkit, įsiveskit viską ir žiūrėkit. Tingi žmonės, tikite, čia pasakė. Tai ir blogai yra. Ne, tai čia jis turi tą savo grupę, žinai. Nu tai grupė turi, tai kiekvienas žmogus, galvoja, tie žmonės supratę, kad juos taip jisai mulkint, supranti, jie jį, supranti, gerbtų. Jie jį dabar, supranti. Ne, čia yra tokia kaip liga, tokia patyčių, ta kultūra, tokia liga, tokia neatleidimas. Bet jis vaidin labai dorą žmogus, supranti. Tai pagrindiniai vaidina tos dorų, kurie, šičia tai profesionaliausi. Nu, tai jis ant kitų daugiau varo, jis reiškia doras. Nu, tai man tai šlykštų, supranti. Aš kai žinau tiesą, supranti, kaip yra, ir klausaus tų jos supranti, kleidėsių, kraupų yra, tiesiog aš nesuprantu, kad man, pavyzdžiui, nedain, kaip žmonės gali tikėti, tokiom, supranti, visiškai nesąmonėm, supranti. Man tai iš viso gaila, kad patikėjo Eduardas jo. Čia tai yra buvo didžiausia problema, žinai. Nu, Eduardas irgi, kai pats geras žmogus, matyti yra, supranti, jis netik, kad gali būti, supranti. O jis taigi vaidina irgi gerą. Tai žiūrėk, kiek žmonių dabar dar supranti, oi Vaidės, oi, koks tu teisingas, kaip tu teisingas. Nežinau, kai sakai, aš savo jau ten rašau, mažai yra. Ne, tai yra ir tokių, supranti, aš nesakau, kad visi, yra ten feikiniai, supranti, iš tų feikinių parašo, žinai, ir kiti to, supranti, naivų žmonės susikrečia irgi, supranti, ir gaunas toksai. Tai va, rezumė. Vaidai, mes norim tik gerą. Mes norim tik gerą. Aš nežinau, ką tu toliau nori sakyti. Man nepriimtina yra, supranti, nedori, aferistai, nedori, nesakyk, kad tu žudai. Melą, neteisybę, pateikiantis, mulkinantis kitus žmonės ir savo melą pateikiantis kaip tiesą.
Ir aš to niekada, nepateisinsiu. Tai yra nepateisinama. Tai yra gėdinga ir labai šlykštu. Tai va, kiekvienas žmogus privalo elgtis sąžiningai, teisingai ir atsakingai. Negali jisai šmeižti, meluoti ir dergti kitų žmonių, Taip, būdams pats aferistu. nekaltik. Jeigu taip yra. Tai va, Vaidai, tikrai, ir jeigu tu turi variantų, Vaidai, tu čia su tavo pozicija, čia tik viską tu žinai, siūly, kaip tavo pozicija, kaip ką daryti, žinai, jeigu siūlų, tai jis viską juk... Tai jis sakė siūlė, neiti rinkimus. Čia super, čia tikrai... Gerbiami žiūrovai, ar galima ką nors pakeisti, nieko nedarant? Tai nieko nepakeisi. Tai va. Jeigu būtų mažiau atėję, gal Landsbergiai būtų valdę toliau. Jo, tai da gerai. Aš čia mažai dabar skiriasi, bet yra galimybių, yra prošvaisčių, čia yra... Ne, čia yra beveik tas pats, šiek tiek gal ne taip baisiai, bet vis tiek, pagrindė vis tiek, viskas... Viskas priklauso nuo Amerikos, čia mes tik tai... Ne nuo Amerikos, Amerikoje irgi žmonių yra normalių, tai negali sakyti, kad nuo Amerikos, nuo globalistų, supranti, Katės, tu supranti, tai tą daro. Nuo Amerikos globalistų nedadėjau žodžių. O tiek supranti, tiek, visą 30 su viršimtų metų, kas valdė Lietuvą, tai grinai valdė globalistai per mūsų vatų idiotų parsidavėlių rankom. Ir nieko neina padaryti. Taip. Viskas kažkada sugrius, bet dabar nieko neina padaryti, faktiškai. Neina padaryti todėl, kad reikalinga žmonių dauguma, kad tą norėtų daryti, kad tą darytų. O kadangi žmonės sukiršinami, supjudami... Vėl man tai, žiūrėk, aš to pasakysiu dalyką. Ne vien man visiems pasakyti. Galima, pavyzdžiui, gal ateit, kad ir dauguma ir kas paprasčiausiai bus pasakyta. Lietuva pavojinga šalis. Tai yra... Viskas užsidaro visi kreditai, viskas praskolinta ekonomikos, visi. Tai va. Ir nuo tos dienos, nuo kitų mėnesių... Tai va, ką būtume padarę mes, jeigu būtumėm valstybė. Tai va, būtumėm tvarkę santykius su Kinija, su Rusija, su Baltarusija, atnaujinę tranzitą, tai reiškia pajamas mūsų valstybei, mūsų Lietuvai, jūrų vos, Lietuvos geležinkeliai, viskas, transportas. Taigi čia mes kalbam apie tai, ką suprantam. Čia tas nesvarbu, bet... Kaip nesvarbu, viskas yra svarbu, nemeluoju. Žinai, kaip yra. Nesvarbu. Dabar, pavyzdžiui, duosiu aš tau nesvarbu. Kaip žmonės, aš tai nesuprantu, turbūt, aišku, negirdi, neklauso, čia tas, tie, kurie klauso, tai klauso. Dabar dėl kalio trašutų. Minusas iš vežimų, geležinkelio minusas, visiems uostam minusas, plus Baltarusija ten 1,5 milijardo, kiek jau, ar 12 milijardų prisiteisimą jau padarė. Tai įsivaizduoja. Įsivaizduoja, kad Landsbergis gautų kažkokį biskį, žinai... Tai va, supraskit vieną, tie, kas 30 metų valdė mūsų Lietuvą, yra Lietuvos valstybės priešai. Viską daro... Jie veik prieš Lietuvą, o kaltint tuos, tuo pačiu ir Vaidas tik sako už Lietuvą, bet jis man. Taip, prieš Lietuvą. Žinai, Vaidai, iš tikrųjų, mes matysim, kada tu veiksi už tą Lietuvą. Tikrai, bus matyti, per tavo laidas viskas bus matyti. Tai pajusim. Aš esu giliai įsitikinęs, kad tiek nedorėlis, tiek prisidirbęs nesąmonė, jisai tikrai šventų netaps. Ne, visi gali tapti, žinau. Gali, bet reiktų turėti norą. O čia sąmoningai darė, sąmoningai supranti, žmogus sąmoningai darantis tokius nusikaltimus, tai... Kaip čia pasakyti sąmoningai, mažajam tai protas rodo, žinai. Aš matai toks nesu, tai aš man sunku patikėti, kad aš galėtų sunku savo patikėti dėl to, kad tu kiek laiką pažįsti Vaidą Lekstutį. Tai mažai iš tokios metai, nuo 20 metrų. Tai aš nuo kokių, gal nuo 8 metų. Tai vat. Tai va. Bet jeigu Dievas įsikiš, tai gali pakeisti. Taip, tegu įsikiš. Tai ką, būkit.
palaimintų vakaro, tai yra palaimintų. Šiandien tokia pletkų laida pavarė mane, nu bet tai, ką žinau. Atleiskit, jeigu mes irgi pas mus įžiūrėsim. Čia nėra pletkai. Pas mus įžiūrėsim. Žmonės, gerbkit tiesą, ginkit tiesą.